Dabar aptarsime virškinimo sistemos histologijos pagrindus ir pagrindinės virškinimo liaukas, kasą ir kepenis. Kad būtų lengviau struktūrizuoti informaciją, virškinimo organų sistemą galima suskirstyti į grupės. Tai yra burnos ertmė ir jos organai, seilių liaukos, liežuvis, dantys ir ryklė, virškinimo kanalas, stemplė, skrandis, plonoji, storoji žarna ir išangės kanalas, bei didžiosios virškinimo liaukos, kasa ir kepenys. Kalbant apie virškinimo kanalo ir apskritai organų histologinę struktūrą, reikia savo tiesiog įsivardinti, kad viskas klojasi sluoksniais. Tai pagrinde būna gleivinė, kuri yra kaip dengiančioji organo ertmę, vidų. Po gleivinė gali būti poepitelinis kažkoks jungiamasis audinys, tada pogleivis, kuris yra ne kiekviename organe, kažkoks raumeninis dangalas ir išorinis dangalas, dažniausiai jungiamasis audinys adventicija. Tai šie sluoksniai vyrauja ir virškinamo kanalo srityje ir, kaip minėjau, ne visur yra tokia pati struktūra. Vienur pogleivis yra, kitur poepitelinis audinys šiek tiek skiriasi, na ir panašiai. Tai kalbant apie burnos ertmę, joje ta morfologija ląstelių keičiasi priklausomai nuo burnos ertmės lokalizacijos. Gleivinę burnos dengia daugiasluoksnis plokščiasis neragėjantis epitelis, tačiau artėjant nosies ertmei, arčiau nosies ertmės, ten jau yra kvėpavimo takams būdingo epitelio, tai yra tariamai daugiasluoksnio virpamojo. Ties minkštuoju gomuriu po epitelinėme jungiamajame audinyje labai daug puraus jungiamojo audinio, dėl to lengvai vystosi edemos. Dantenų srityje gleivinė yra tampri tvirta, ryškus kolageninių skaidulų tinklas. Po epitelinėme jungiamajame audinyje yra susiformavę tokie ryškūs speneliai, kuriuose yra daug kraujagyslių, dėl to dantenos gali kraujuoti lengvai ir čia nėra to pogleivių sluoksnio. Na ir tarp minkštojo gomurio ir skaidulinio sluoksnio yra plonas ruožuotų raumenų sluoksnis, kas sudaro sąlygas spazmuoti įeigai į gerklas, įeigai į stemplę, tada, kada yra kažkoks dirginimas, suspazmuoti, uždaryti ertmę. Bet iš esmės virškinimo traktui, burnai, gleiviniai yra būdinga daugiasluoksnis plokščiasis neragėjantis epitelis. Lūpos, lūpų gleivinė sudaro 3 skirtingos sritys – odinė, tarpinė ir gleivinė dalis. Odinė iš esmės atspindi pačios odos struktūrą, daugiasluoksnis plokščiasis ragėjantis epitelis su poepiteliniu jungiamuoju audiniu, kuriame yra plaukų, riebalų, prakaito liaukučių. Tarpinė dalis yra labai plonas epidermis, dėl to persišviečia poepitelinėme jungiamajame audinyje esantys kapiliarai ir dėl to lūpos yra rausvos. Yra nervinių galūnėlių daug, dėl to lūpų ši vieta yra jautri ir gleivinė viduje dalis, kur yra daugiasluoksnis plokščiasis neragėjantis epitelis, poepitelinio jungiamojo audinio speneliai neaukšti, šakoti, nėra raumeninio sluoksnio, todėl gleivinė nepastebimai pereina į pogleivį. O jau čia pogleivyje yra vamzdinių pūslinių liaukų, išskiria sekretą su vilgo lūpų paviršių ir arterijų, veninių rezginių. Taigi seilių liaukos yra gleivinėje ir pogleivyje išsidėsčiusios liaukos, kurios yra mažosios pasiskirsčiusios sluoksniuose difuziškai ir didžiosios seilių liaukos. Liaukų dalį sudaro glanduliocitai, ląstelės, kurios turi sekrecinėms ląstelėms būdingų savybių ir sekrecinės ląstelės daugiau išskiria baltyminį sekretą fermentus, o gleivinės ląstelės daugiau tokį tūrinį, sakykime, lipnų sekretą gleivės. Na ir mažosios seilių liaukos iš esmės daugiau yra tokie kaip ląstelių sankaupos,
darinukai, kurių negaubia jokia kapsulė, kurios yra daugiau tokios savarankiškos, neturi jokių kanalėlių, kuriais išskirtų savo susintetintą sekretą, neturi atskiros kažkokios ypatingos kraujotakos, inervacijos, žodžiu, tokia ląstelių sankaupa ir išskiria sekretą į burnos ertmę. Na, o didžiosios seilių liaukos, pausinė, pažandinė ir poliežuvinė, jos yra sudėtingesnės struktūros, jas gaubia jungiamojo audinio kapsulė, kuri įsiterpia į tarp liaukos ląstelių, sudaro skilteles, juose yra inervacija, kraujotaka atskira, taip pat yra ištekamieji latakėliai, smulkiausius ištekamosius latakėlius gaubia plokščios ląstelės, kubinės, stulpinės, vėliau didėjant tams kanaliukams, na ir sekretas išskiriamas į burnos ertmę. Liežuvis tai yra ruožuotųjų raumenų skaidulos, iš ruožuotųjų raumenų skaidulų sudarytas organas ir tarp kurio ruožuotų raumenų pluoštelių yra liežuvio liaukos aptrauktos epiteliu. Na ir tie ruožuotųjų raumenų skaidulų pluoštai išsidėsto statmenai, skersai ir išilgai vienas kitam. Taip sudaro gebėjimą įvairiai judinti tą liežuvį įvairiomis kryptimis. Anatomiškai išskiriamos tam tikros liežuvio dalys, kaip matote, priekyje yra viršūninė liežuvio dalis, priekinė dalis, gale yra užpakalinė dalis, kurioje yra liežuvio šaknis, kurie išsidėsto liežuvio migdolas, limfinių mazgelių sankaupa. Čia jutiminių skonio spenelių nėra, yra V vagelė vadinama, tonzilių migdolai ir antgerklis užpakalinėje dalyje. Ant liežuvio viršaus yra jungiamojo audinio tokių iškyšulėlių aptrauktų epitelių. Jie iš esmės sudaro didelę funkciją tam, kad tokiam, sakykime, kontaktui su maistu, jausti jo skonį, tekstūrą, siūliniai, grybeliniai, piliminiai ir lapiniai speneliai. Na ir priekinėje liežuvio dalyje yra grybiniai ir siūliniai. Siūliniai išsidėstę labai difuziškai, daugiau sudaro mechaninę funkciją, kad maistas nenuslystų. Grybiniai jau yra tarp siūlinių ir yra skonio svogūnėliai. Piliminiai yra išsidėstę V vagelės srityje ir lapiniai daugiau rudimentiniai liežuvio šonuose, nedaug skonio svogūnėlių. Dantys, įskiriamos dalys vainikas, kaklelis ir šaknys. Pačioje danties vidinėje struktūroje yra pulpa, kuri sudaryta iš puriojo jungiamojo audinio, kuriame yra kraujagyslių ir gausi inervacija nervinėmis skaidulomis. Pulpą vainiko srityje gaubia dentinas, šaknų srityje gaubia cementas. Na ir pačią danties struktūrą apydančio raištis sutvirtina alveolėje. Čia labai gausus kolageninių skaidulų tinklas. Ir didžioji danties dalis iš esmės yra neląstelinė, sudaro jungiamasis audinys ir mineralinės medžiagos, organinės ir neorganinės. Tik tai toj vietoj, kur yra cementas, yra ląstelės cementocitai išsidėstę ties danties šaknies cemento srityje. Na ir tas emalis, mineralizuota tokia stipri neląstelinė medžiaga, yra viena iš stipriausių, stangriausių medžiagų mūsų organizme. Emalis yra kiečiausia medžiaga mūsų organizme. Virškinimo kanalas, tai jame jau matysis tam tikri sluoksniai geriau. Tai yra gleivinė, pogleivis, raumeninis apvalkalas ir išorinis apvalkalas adventicija arba serozinis dangalas žemiau diafragmos. Ir stemplė, kaip ir burna padengta gleivinėje daugiasluoksniu plokščiuoju neragėjančiu epiteliu. Po epitelinėme audinyje yra vamzdinių pūslinių liaukų,
pogleivėje savosios stemplės liaukos, na ir dar gleivinės apatinėje dalyje yra raumeninis gleivinės sluoksnis, kuris prasideda tik tai nuo vidurinio trečdalio. Stemplę gaubia 2 raumeniniai sluoksniai, storas vidinis žiedinis nerožuotasis ir išorinis išilginis viršuje rožuotasis, o apačioje nerožuotasis. Ir adventicija, tai yra skaidulinio jungiamojo audinio struktūra, ją apgaubta maža stemplės dalis. Taip pat skrandis. Skrandyje jau yra šiek tiek kitokia gleivinė, tai yra dengiama vienasluoksniu stulpiniu, su gleivinėmis ląstelėmis formuoja mikrogaurelius. Taip pat susidaro įdubos kriptos, tarp kurių atsiveria skrandžio liaukos. Yra poepitelinis jungiamasis audinys su gausiomis struktūromis, limfocitais, limfiniais mazgeliais, skrandžio liaukomis. Yra išorinis ir vidinis žiedinis raumeniniai sluoksniai. Pažymėtas, matote, paveikslėlyje tas gleivinės struktūriškumas, kada formuojasi mikrogaureliai, tarp jų yra kriptos, čia atsiveria į kriptų įdubų apačias liaukų sekretas. Viskas išsidėstę yra panašios struktūros išsidėšiusios ir pogleivyje, kur yra plonas purusis jungiamasis audinys. Po juo yra raumeninis dangalas, šiek tiek kitaip negu kitose virškinimo kanalo srityse. Jau čia yra 3 sluoksniai, vidinis įstrižinis, vidurinis žiedinis ir išilginis išorinis nerožuotieji. Na ir aišku, skrandžio funkcija yra sumaišyti, permaišyti maistą, tai tas raumeninis sluoksnis ir yra prisitaikęs šiai funkcijai atlikti. Ir kas būdinga skrandžiui, kad priklausomai nuo jo vietos, sakykime, skrandžio dugne yra specifinių ląstelių, pereinamosiose vietose gali keistis epitelis, atsirasti liaukų daugiau, mažiau, na, bet iš esmės bazė skrandžio sienelės yra ta, kurią ką tik aptarėm. Ir skrandžio dugne ir kūne yra poepitelinis jungiamasis audinys su savosiomis skrandžio dugno liaukomis ir jie sudaro specifinės ląstelės. Tai yra liaukos kanalo mukocitai, kurios yra mažai diferencijuotos ir išskiria pepsinogeną. Pepsinogenas yra kaip ir pirmtakas pepsinui susidaryti. Pepsino aktyvumui reikalingas rūgštinė terpė, ką ir sudaro pasieninių ląstelių išskiriama skrandžio rūgštis. Pepsinas gali aktyvintis ir sintetinti baltyminės struktūras į trumpesnės baltyminės grandinės, polipeptidinės grandinės. Taip pat yra pagrindinių ląstelių, kurios išskiria pepsinogeną. Dar nepaminėjau, kad pavyzdžiui, gerai žinomas vaistas omeprazolis, pantoprazolis, tai yra protonų siurblio inhibitoriai. Jų taikinys ir yra tos pasieninės ląstelės, kad slopinti jų funkciją ir mažinti skrandžio rūgšties išskyrimą. Na ir yra skrandžio endokrinocitai, mažos endokrininės ląstelės, daugiau prievarčio urvo srityje, išskiria gastriną G ląstelės. Gastrinas yra toks, sakykime, vietinis hormonas, kuris skatina tulžies išskyrimą, skatina peristaltiką, skatina stemplės rauko atsipalaidavimą, žodžiu, prisideda prie virškinimo funkcijos gerinimo. Ir žarnos. Žarnų gleivinę dengia vienasluoksnis stulpinis epitelis. Pagrinde yra stulpinės ląstelės, kuris savo polių viršuje turi mikrogaurelius, apačioje yra branduolys. Na, yra daug taurinių ląstelių, kurios išskiria sekretą, gleivingumą sudaro. Žarnų endokrinocitai plonojoje žarnoje kirmėlinėje ataugoje daugiau koncentruojasi. Paneto ląstelės prizminės, kurios gamina proteazes. Na ir kuo specifiška žarnų gleivinė, tai kad į gleivinę įlinksta poepitelinį jungiamąjį audinį irgi sudaro kriptas.
Poepitelinėme jungiamajame audinyje yra laisvų makrofagų, limfocitų, yra raumeninis sluoksnis, fragmentuotas kirmėlinėje ataugoje, kitur daugiau vientisas. Plonoji žarna yra prisitaikiusi atlikti absorpcinę, reabsorpcinę funkciją, dėl to yra būtinas didelis paviršiaus plotas, todėl žarna labai ilga ir gleivinė klostosi gaureliais ir kriptomis. Gaurelių yra labai daug, jų yra 17 suskaičiuojama ir tai yra daugiau gleivinės iškišulys į plonosios žarnos spindį, kuris yra aptrauktas vienas sluoksniu stulpiniu epiteliu. Na ir tarp gaurelių atsiveria kriptos, tai jau yra vienas sluoksnio stulpinio epitelio įlinkimai į poepitelinį jungiamąjį audinį beveik siekia raumeninį gleivinės sluoksnį. Tos kriptos atsiveria tarp gaurelių ir jas dengia ląstelės paneto ir žarnų endokrinocitai. Tai paveikslėlį ir matote tą tokį specifinį prisitaikymą. Ilga žarna turi gaurelį, kuris pats iš savęs dar turi mikro tokius pluoštelius, mikrogaurelius ir dengiamas vienas sluoksniu stulpiniu epiteliu iš išorės. Pogleivyje yra gausus kapiliarų tinklas, kur arteriolės kyla į kapiliarus, jie susirenka į venules, pro kuriuos ir vyksta medžiagų reabsorpcija. Gaureliuose aklai atsiveria kapiliaras limfinis, pro kurį vyksta lipidų reabsorpcija. Na ir čia taip struktūriškai pavaizduotas endokrinocitas su branduoliu, su sekrecinėmis poslelėmis ir mikrogaureliais žarnos spindžio polyje. Taip, ir žarnų epitelio ląstelės, kadangi veikiamos maisto agresorių, fermentų ir, daug tokių agresyvių medžiagų, jos geba dažnai keistis, kas 2, kas 4 dienas. Ir klubinėje žarnoje ryškesnės kriptos, daugiau paneto ląstelių, daugiau limfinių mazgelių telkinių, vadinamų Peyerio plokštelių, prisideda prie imuninio atsako formavimo vietinio. Na ir tos Peyerio plokštelės yra pogleivyje, įsiterpia į raumeninį gleivinės dangalą ir gleivinės epitelį. Storoji žarna jau atlieka kitą funkciją, dėl to turi ir kitokią histologinę struktūrą, joje nevyksta medžiagų reabsorpcija, todėl nebereikalingi gaureliai, jų čia nėra, kriptos ilgesnės, platesnės, nėra Peyerio plokštelių, skersinių kloščių gleivinės ir, kaip minėjau, tikrai nebėra gaurelių. Dengia stulpinės epitelinės ląstelės, daugiau taurinių ląstelių, kadangi jos išskiria sekretą suformuoti minkštesnėms išmatoms. Pogleivinėme sluoksnyje yra daugiau riebalinių ląstelių, raumeninis sluoksnis plonas, kai kur formuoja 3 juostas, aklojoje žarnos dalyje yra kirmėlinė atauga, ten yra limfinių mazgelių koncentracija didesnė negu kitur. Ir išangės kanalas, kuris yra vėlgi struktūriškai iš 3 sluoksnių, panašiai kaip ir susideda iš 3 sluoksnių lūpų dalis. Tai stulpinė dalis, kurią iškloja daugiasluoksnis plokščiasis neragėjantis epitelis ir yra vidinis žiedinis raumuo, kuris formuoja vidinį išangės rauką. Tarpinė dalis ragėjantis daugiasluoksnis plokščiasis epitelis, kur yra išorinis išangės raukas. Ir odinė dalis, tai struktūra labai panaši tarpvietės oda, gal kiek daugiau pigmento, bet iš esmės yra ir prakaito, ir plaukų folikulai. Na ir virškinimo didžiosios liaukos, kepenys. Pastebėsite, kad didžiasias liaukas arba šiaip didžiuosius organus struktūras visą laiką jungia kažkokios skaidulinio jungiamojo audinio kapsulė, kuri įsiterpia į organo vidų, sudaro kažkokias pertvaras, skiltis, skilteles, ir taip, sakykime, įmūryje ir padaro tokį skeletą bendram organui laikytis.
prie kurio tvirtinasi visos kitos struktūros, tai taip pat ir kepenys, ten suformuojamos skiltelės. Na ir parenchimoje yra kepenų ląstelės hepatocitai, gan didelės, dažnai dvibranduolės, labai daug mitochondrijų, gali būti glikogeno grūdelių. Ir hepatocitai išsidėsto vienas šalia kito eile įvairiomis skirtingomis kryptimis ir jungiasi tarpusavyje. Hepatocitų yra skiriamas vienas šonas, vienas polius, tai kraujagyslinius polius, kuriame guli sinusinis kapiliaras ir tarp to kapiliaro yra perisinusoidiniai disjė vadinami plyšiai, kur cirkuliuoja audinių skystis. Tai pavyzdžiui, gali filtruotis atėjęs kraujas, jis turi pereiti kapiliaro membraną, turi pereiti audinius tam, kad pasiektų audinių skystį, tam, kad pasiektų hepatocitą ir tame audinių skystyje, pavyzdžiui, gali būti išplautas kažkoks į kraują patekęs antigenas. Na ir kita hepatocito poliaus pusė, tai yra jau ta vieta, kuri kontaktuoja su tulžimi, tai tulžinis polius. Vėliau apie tai dar plačiau aptarsim. Na ir sinusinio kapiliaro sienelė yra nevientisa, ji nutrūkstanti su pamatinė membrana ir tose vietose yra kuferio ląstelės, žvaigždiniai vietiniai kraujagysliniai makrofagai, kurie irgi kartu filtruojant kraują kepenyse prisideda prie imuninės reakcijos, imuninio atsako. Kraujas į kepenis patenka pagrindę dviem būdais, tai vartų vena yra gaunama 60 kartų daugiau kraujo negu kepenų arterijomis. Vartų vena atiteka į kepenis kraujas iš virškinimo trakto, kasos, blužnies, skyla į smulkesnės skiltinės segmentinės tarp skiltinės vartų venų šakas ir šakojasi į tuos sinusinius kapiliarus, kuriuos aptarėm prieš tai. Ir skiltelėse sudaro centrinę veną. Vėliau formuojasi veniniai tinklai, kepenų venos ir viskas suteka į apatinę tuščią veną ir į bendrąją kraujotaką. O iš kepenų arterijų atėjęs kraujas kartu su vartų venų šakomis atsiveria į sinusinius kapiliarus, todėl čia susimaišo arterinis ir veninis kraujas. Išskiriama kepenų trijada yra tarpskiltelinė arterija, tarpskiltelinė vena ir tarpskiltelinis tulžies latakėlis, nes tos struktūros eina greta, šalia hepatocitų. Struktūriškai pavaizduota ta skiltelė, hepatocitų grupės, hepatocitų fragmentai, vidury yra centrinė vena ir šonuose yra 3 tie, sakykime, kanalėliai, tulžies latakėlis, vena ir arterija. Ir tulžies apykaita kepenyse vyksta intrahepatinė, reiškia kepenų viduje, ir ekstrahepatinė. Kaip ir minėjau, viskas prasideda nuo tulžinio hepatocitų poliaus, kada hepatocitas išskiria tulžį tiesiog į, sakykime, tarpląstelinę erdvę ir sudaro hepatocitų membrana tiesiog tokį pusiau kanalėlį pirminį tulžies išsiskyrimui ir paskui jau storėjant tiems kanalams atsiranda sienelės paviršiuje, formuoja tulžies gyslas arba Heringo kanalėlius. Tie latakėliai, kanalėliai stambėja, atsiranda kubinis epitelis, tarpskiltiniai tulžies latakai jau dengiami stulpiniu epiteliu ir viskas suteka į kepenų lataką, nuo kurio prasideda ekstrahepatinė tulžies apykaita. Kepenų latakas susijungia su tulžies pūslės lataku, susidaro ductus choledocus, dažnai vadinamas lotyniškai, arba BTL, kurį dengia vienas sluoksnis stulpinis epitelis, turintis mikrogaurelių, padedančių tulžiai išsiskirti. Sienelėje yra ir taurinių ląstelių. Na ir tas ductus choledocus atsiveria į 12-pirštę žarnos spenelį, vadinamo odis sfinkteriu. Dabar tulžies pati pūslė irgi turi gleivinę, ji raukšlėta, ją dengia vienas sluoksnis stulpinis epitelis, irgi turi mikrogaurelių, leukučių,
Poepitelinėme jungiamajame audinyje yra kraujagyslių, todėl ten geba koncentruoti tulžiai, yra raumeninis ir išorinis dangalai. Apskritai, kalbant apie kepenis, jos yra toks stebuklingas, sakyčiau, organas, nes jos daro begalę funkcijų ir jos visos yra gyvybiškai svarbios ir iš tikrųjų labai įdomios. Tikrai rekomenduoju pasiskaityti apie tas funkcijas plačiau, nes tikrai praplėsit požiūrį apie patį organą ir jo svarbumą mūsų bendram funkcionavimui. Kartais tiesiog gerinant kepenų funkciją gerėja organizmo sveikata, atrodo net netiesiogiai gerėja organizmo sveikata bendrai ir išnyksta simptomai, atrodo tiesiogiai nesusiję su pačiomis kepenimis. Tai kepenys dalyvauja imuninėje funkcijoje, kadangi sintetina tam tikrus baltymus, komplemento. Taip pat yra kuferio ląstelių, tų kraujagyslinių makrofagų. Detoksifikacinė funkcija, medžiagų neutralizavimas, transformavimas. Metabolinė, kada kaupiami sacharidai, pavyzdžiui, glikogenas, lipidai, kada cholesterolis sintetinamas, įvairūs baltymai dalyvaujantis, sakykime, krešėjime arba, pavyzdžiui, surišama geležies atsargos su tam tikrais baltymais ir kaupiama feritino ir homosiderino struktūromis. Mineralinės medžiagos, vitaminai, tai pavyzdžiui, hepatocitų išskiriama riebalų rūgštys į žarnyną, sudaro sąlygas pasisavinti riebaluose tirpiems vitaminams D, A, E ir K, hormoninė sekrecija, homeopoezė, tai reiškia, kad išskiria ir eritropoetiną ir trombopoetiną, kas vėliau sudaro sąlygas atsirasti trombocitams ir eritrocitams. Kraujo tūrio reguliavimas, kadangi aptarti sinusiniai mūsų kapiliarai, jie nefunkcionuoja 100%. Iš esmės 75% tų kapiliarų lieka inaktyvuoti, spazmuoti ir kai reikia, jie gali atsipalaiduoti ir kaupti savyje kraują. Tai pavyzdžiui, stovint yra kepenų kraujotaka apie 40% mažesnė negu gulint. Na ir žinoma, tulžies gamyba. Ir kita didžioji virškinimo liauka yra kasa. Ja kaip kepenis irgi dengia jungiamojo audinio kapsulė, kuri įsiskverbia į liaukos vidų ir sudaro pertvarėlės ir skilteles. Kartu su tomis jungiamojo audinio sijomis eina ir tarp skiltiniai kasos latakai, surenkamieji latakai, arterijos, venos, limfagyslės ir autonominės nervų sistemos elementai. Na ir sudaromos kasos skiltelės, kuriuose lokalizuojasi tam tikros struktūros. Tai egzokrininė kasos funkcija atliekančios ir endokrininė kasos funkcija atliekančios struktūros. Egzokriniai priklauso acinusai, kuriuos sudaro kasos egzokrinocitai. Tai yra tokios ląstelės, kurioms būdingos sekrecinėms ląstelėms savybės. Tai yra, kad yra branduolys, gausiai išsidėsčiusios ribosomos, daug mitochondrijų, aplink branduolį yra diferencijuotas ir išryškintas Golgi aparatas, endoplazminis tinklas. Na ir tos ląstelės sintetina kasos sultis su virškinimo fermentais, gebančiais skaidyti baltymus, riebalus ir angliavandenius. Yra įtirptiniai vidiniai skiltelės latakėliai, kuriais išsiskiria tos kasos sultys ir išsiskiria į 12-pirštę žarną kaip ištekamasis kasos ir pridėtinis kasos latakas. Ir yra endokrininė kasos dalis, tai yra Langerhanso salelės, kurios nuo aplinkinių ląstelių yra apgaubtos plono puriojo jungiamojo audinio tinkleliu su kraujagyslėmis ir kapiliarų tinklu ir yra atskira vegetacinė nervų sistema su skaidulomis. Langerhanso salelėse yra daugiau kasos uodeginėje dalyje,
sudarytos iš specifinių endokrininių ląstelių ir yra skiriamos alfa, beta, delta ląstelės ir PP arba F ląstelės. Beta ląstelės išskiria insuliną, alfa ląstelės gliukagoną. Šie du hormonai ir jų santykis reguliuoja cukraus apykaitą organizme. Insulinas mažina glikemiją kraujyje, gliukagonas didina. Ir D ląstelės sintetina somatostatiną, kuris iš esmės reguliuoja apskritai visą metabolizmą, jo baigtinumą, reguliuoja insulino gliukagono pusiausvyrą. PP arba F ląstelės išskiria kasos polipeptidą, kuris skatina skrandžio ir kasos sulčių gamybą, daugiau vietinis hormonas. Ir struktūriškai pavaizduotas skrandis, kasa, jos uodeginė dalis ir pamatom dvi kasos struktūras. Egzokrininė, kur išsidėšiusios liaukos išskiriančios savo kasos sultis į ištekamosius latakėlius ir atsiveria 12-pirštėje žarnoje. Ir Langerhanso salelės su alfa, delta, beta ląstelėmis, kapiliarais, F ląstelėmis sudaro endokrininę kasos funkciją. Na ir ši paskaita buvo apie visą virškinimo sistemą ir jos histologijos pagrindus. Iš esmės tai yra labai plati tema ir galima daug gilintis, kaip tos medžiagos keliauja, kaip jos virškinamos, kas turi įtakos, kas neturi ir kaip tie procesai vystosi. Bet labai rekomenduoju pasidomėti daugiau apie kepenų ir kasos funkciją, kadangi šios liaukos yra ne tik virškinimo trakte dalyvaujančios, bet aktyviai dalyvaujančios ir hormoninėje kūno pusiausvyroje. Taigi, sėkmės analizuojant informaciją.